Sveiki, mėlyjei. Aš pastebėjau, kad aš labai dažnai, nors ir keliu vėlgi receptus, kažkokius ar tai maisto idėjas, aš vis tiek sulaukiu klausimų iš jūsų, kągi aš valgau dienos metu. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad aš mielai jums papasakosiu štai šiame video apie pavyzdinius savo dienos meniu, bet jūs neturite valgyti grinai tą patį, ką valgau ir aš. Ką aš turiu omenyje, tai nepriimkite to kaip dietą. Tai nėra dieta, aš jums nedarau jokio dietos plano, mitybos plano. Receptų yra tikrai labai daug ir labai įvairių. Iš tikrųjų, iš kur man pačiai asmeniškai gimsta tos receptų idėjos. Tai aš tiesiog nueinu į virtuvę, aš pradedu gaminti, aš pasižiūriu, kokius aš produktus turiu ir aš viską maišau, aš bandau, aš ragauju ir tikrai gaunasi labai labai skanūs patiekalai. Aš noriu pasakyti, kad tai yra tik tai mano planas, jeigu jums kažkas nepatinka, jūs nevalgykit, o jeigu jums įdomu, galbūt daugiau kažkokių patiekalų receptų norite sužinoti, tai kviečiu žinoma ateiti pas mane į puslapį. Ir kaip ir minėjau, aš nesu kažkokia šefė ar kulinarė, bet patys skaniausi virtuvės šedevrai gimsta tiesiog virtuvėje, kaip sakau, čia ir dabar. Kai tu esi alkanas, kai pradedi gaminti ir kai pasižiūri, kokių produktų turi, maišai, ragauji ir panašiai. Aš turiu iš tikrųjų tokį indelį, į kurį maišau visus ingredientus sveikus, tarkime, avižas, čia sėklas, linų sėklas, taip pat susmulkinu ir įdedu riešutų, įdedu kokoso drožlių. Ką aš dar įdedu? Kartais įdedu gojos uogų. Gojos uogos labai sveika ir skanu. Aš visą tą sumaišytą mišinį, tokius sveikus sausus pusryčius valgau dažniausiai su riešutų pienu. Tai būtų arba migdolų pienas, arba kokosų pienas, arba lazdyno riešutų pienas, arba su sojų pienu. Iš tiesų, anksčiau labai dažnai vartodavau sojų pieną, bet aš imdavau tą tokį neriebų, visiškai patį lengviausią, kur yra mažiausiai kalorijų. Aš nežinau, ar tuo momentu tai buvo nuo sojų pieno, gal tai buvo kažkas kitas, bet aš pastebėjau išbėrimus, todėl lig šiol aš pasistengiau jau jo tiek daug ir nevartoti. Nežinau, gal kitiems ir gerai, bet aš tiesiog jo privengiau. Tai mano pusryčiai tokie. Aš pasiėmu nedidelį bananą, pjaunu jį per pusę. Vieną pusę supjaustau smulkiai ir sudedu į lėkštutę, tai būna apie 10 griežinėlių ir ant jų užtepu kaip mažiukas nagas tokio dydžio gabaliuką riešutų sviesto ant kiekvieno po truputį. Ir paskui kitą pusę bananą irgi taip pat susmulkinu, ant jo užberiu šaukštą arba 2 šaukštus kviečių sėlenų ir tada įberiu savo to mišinio sausų pusryčių. Ir kaip ir minėjau, užpilu pienu, tiesiog viską susimaišau, palaukiu kelias minutės, galbūt, kad jisai biškį labiau išbrinktų ir aš tada pradedu valgyti. Ir taip pat rytais dar geriu didelį puodelį žaliosios arbatos. Kadangi per Valentino dieną mano draugas man padovanojo labai daug papildų maisto, ta prasme vitaminų, tai dabar aš pradėjau gerti taip pat ir centrum vitaminus. Tai valgio metu rytais per pusryčius aš dažniausiai juos ir išgeriu po vieną per dieną. Ką valgau priešpiečiams? Dažniausiai važiuodama į darbą aš įsimetu į rankinę obuolį arba apelsiną, iš tiesų labai mėgstu juodąjį šokoladą. Anksčiau aš jo negalėdavau pakęsti, man kaip ir aš tikiu, kaip ir daugumai iš jūsų labiau patikdavo tie pieniški šokoladai, balti šokoladai, bet tikrai nelabai patiko juodas. Bet dabar, kai žinau, kad čia yra tas trupinėlis saldumo, kuris yra visgi sveikas juodasis šokoladas tikras, tai man labai patinka. Aš stengiuosi pirkti šokoladą, kuris turi 90% kakavos, tai jisai vėlgi nėra pernelyg saldus, jisai yra gan kartokas. Dar taip pat užkandžiauti galima riešutais. Iš tiesų, aš jau daugiau papasakau apie galimybės, ką galima, ko ne. Aš nevalgau ir riešutų, ir šokolado, ir ten obuolių. Aš tiesiog vieną iš tų visų 3 pasirašau. Tai gerai, jeigu šnekant apie vakarykštę dieną, tai vakar aš valgiau darbe šokolado gabaliuką. Po to pietums. Iš tiesų buvo tokia labai nemaloni situacija, aš tikiu, kad galbūt kažkas esate irgi susidūrę su tuo. Vėlgi užvakar aš iš vakaro gaminausi savo pietus kitai dienai. Ir aš pasigaminau labai skaniai jautieną, tenais marinavau ją,
Po to makaronus pirkau, jeigu sekate mano sveikos gyvensenos dienoraštis puslapį Facebook'e, tai matėte, kad aš esu nusipirkusi grikių makaronus ir rudųjų ryžių makaronus. Tai pasigaminau vėlgi su grikių makaronais. Jautiena jinai buvo patroškinta, tokia skani, su šaldytom daržovėm. Ir susidėjau indelį, pasiruošiau, taip pat dar priešpiečiam aš įsidedu vėlgi, turiu mažutį indelį, tokį stiklinį, ir aš jį įdedu natūralaus jogurto, visiškai be riebio, ir taip pat įsidedu čija sėklų, įsidedu pusę šaukštelio medaus ir galbūt kažkiek yra avižų. Ir aš viską sumaišau ir vėlgi išbrinksta ir tikrai labai skanus, čia toksai kaip ir desertas mano po pietų būna. Na ir žodžiu, esmė tame, kad aš viską susidėjau, susiruošiau, atsikėliau ryte, papusryčiavau. Ir pasidėjau savo pietus darbo ir turėjau mintie, kad reikia paimti jos, įsidėti dar į maišelį, kad man jie rankinė neišbėgtų. Na ir aš jau buvau traukinyje ir klausiausi muziką realiai ir skaičiau knygą ir tiesiog taip žinot, kai kažką prisimeni ir taip šiurpas net per visą kūną pereina ir galvoju, o tu Dieve, palikau savo pietus. Nu ir ką, ir taip, palikau savo pietus ir pasiėmiau ir savo rankinę iškrauščiau, nieko joje nebuvo, ir pasiėmiau savo sporto tašę, galbūt netyčia į savo sporto tašę įsidėjau, bet ne, vėlgi, palikau savo pietus. Kortelės su jam nesinešioju, labai gerai, kad turėjau 2 svarus. Tai kas buvo, tai aš ryte nuėjau prieš darbą, dar gerai buvo likę 15 minučių iki darbo, užsukau į vietinę parduotuvę tenai ir aš nusipirkau avokadą, papriką, mažiuką jogurtą ir nusipirkau pomidorą. Tai darbo metu visą tai valgiau ir dar paskui tenai bendradarbiai buvo užsakę kebabus su ant griliaus kepta vištiena. Tai dar pasiėmiau tos mėsytės vištienos, kelis gabaliukus ir suvalgiau su tom daržovėm. Iš tiesų skaniai pavalgiau, bet tikrai labai buvo gaila mano pietų. Bet nieko, po to vakare aš suvalgiau tą jautieną tikrai labai skaniai. Ir va, tai kadangi aš tą jautieną vakar valgiau vakare, tai buvo tai galbūt truputį sunkesnis maistas. Aš vakarai labiau linkusi valgyti kažką lengviau. Bet kadangi aš sportuoju, aš tikrai nesijaučiu kalta dėl to. Sakoma, ryte reikia valgyti daugiausiai, per pietus mažiau, vakariai iš vis labai mažai. Bet nieko tokio. Anyways, ką aš valgysiu šiandien? Tai vėlgi bus antra diena mano mitybos plano jums. Šiandien mano rytas prasidėjo krosiuku. Tai prieš tai aš išgėriau stiklinę vandens ir paskui išbėgau pabėgioti ir po to treniruotę tęsiau parke, pasportavau, ir tiesiog grįžau namo, pasibaigiau savo mankštą atsilenkimais ir kitais pilvo preso pratimais, bei dar padariau keletą šuoliukų. Na ir vėliau aš išgėriau 1 šaukštelį spirulina baltymų, apie kuriuos esu anksčiau šnekėjus. Tai yra tie žali dumbliniai augaliniai baltymai. Juos sumaišiau su vandeniu, aš tiesiog vandens buteliuke palikau pusę buteliuko vandens ir įdėjau tų baltymų ir viską suplakiau, sumaišiau ir taip ir išgėriau. Kitiems gal tai būtų šlikštu, bet aš tiesiog jau pripratus prie to skonio, kaip ir minėjau, reikia priprasti. Nes tai vėlgi toksai dumblių, tokios žolės, šviežios dumblių, gal kam ir žuvies skonį primins. Na, bet taip, taigi išgėriau aš tos baltymus, po to užsimaudžiau, vėliau pasidariau savo pusryčius vėl, tos pačius kaip ir vakar, avižas, ir iš tiesų labai dažnai aš valgau avižas. Avižas yra labai gerai, jos suteikia energijos visai dienai, dar plius aš jeigu įsidedu čija sėklų, linų sėmenų, kviečių sėlenų, valo organizmą ir iš tiesų ir pakrauna energiją. Priešpiečiams aš jau suvalgiau didelį skanų žalią obuolį, kuris man priminė tos obuolius, kurie auga iš tiesų, kad ir kaip keista bebūtų šičia Anglijai pas mus kieme. Ir vėlgi neslaukiu vasaros, kada vėl galėsiu skanauti tais obuoliais. Na, bet nenukrypstant nuo temos, pietums aš valgysiu šiandien jautieną. Vėl įstraukiau jautienos gabaliuką iš kameros ir aš jį valgysiu su kamut kviečiais. Jeigu jūs grūdais, galbūt kviečiais, nežinau kaip čia pavadinti, jūs pasiskaitykite mano sveikos gyvensenos dienoraštį Facebook'e ir aš iš tiesų esu keletą dienų prieš apie tai rašiusi. Tai vėlgi labai skanios kruopos, tikrai labai skanu ir sveika. Jose yra daug baltymų, kurių reikia sportuojančiam žmogui be abejo. Visą dieną, visos dienos bėgyje aš geriu labai daug žalios arbatos. Kur bebūčiau darbe, namuose, aš ištisai užsikaisti ir geriu.
Jeigu ne žalios arbatos, tai geriu tiesiog karštą vandenį. Vakarieniai, kaip yra tie apvalūs ryžių paplotėliai, tai aš valgysiu kukurūzų tuos apvalius paplotėlius 4 ir aš ant jų labai plonai užsitepu riešutų sviesto. Ir tarkime, aš taip pat dar valgau apie 200 gramų variškės, tos pačios liesiausios, berods yra mėlynas pakelis, susitrinu ją su pusę šaukšto medaus. Ir tada dar kartu įsidedu, jeigu yra sezonas ir jeigu randu parduotuvėje iš tikrųjų saldžių, ne sezono metu uogų, tai aš dar įsidedu keletą uogų arba įspjaustau, tarkime, keletą braškių. Ir vėlgi pasiemu didžiulį puodelį žalios arbatos ir štai tokia bus mano vakarienė. Aš pusryčius stengiuosi valgyti tarp 7 ir 9 valandos ryto. Pietus tarp 12:30, tarkime, iki 3:30, tai tam skiriu apie 3 valandas, nes tai priklauso nuo to, kur aš esu, ar aš darbe, ar aš namuose, ar aš turiu laiko, ar aš turiu taikytis prie kolegų ir panašiai. Ir, vakarienę aš stengiuosi visada valgyti maždaug nuo 7 iki 8 valandos, nuo 6:30 iki 8 valandos vėliausiai. Nėra pas mane to tokio jokio maisto po 6, anksčiau tai buvo, bet dabar nebe. Aš tiesiog stengiuosi valgyti savo vakarienę, paskutinį maistą likus apie 3-4 valandoms iki miego. Berods įvardinau netgi 2 idėjas patiekalų ir iš tiesų maistą jūs patys rinkite. Jūs tiesiog supraskite, kas yra sveika, o kas nėra sveika. Maišykite produktus, eksperimentuokite virtuvėje. Nėra sunku valgyti sveikai ir iš tiesų galbūt tai tiesiog pradžioje daugiau reikalauja laiko, bet vėliau jūs įprasit. Jūs eisit į parduotuvę, jau jūs ką pirksit, tiesiog jau turėsite tokį supratimą, kad aš šito negaliu valgyti, nes tai yra nesveika, imsiu tą ir nebeužtruksite jūs ilgai parduotuvėse. Kaip ir minėjau, tai yra ne dieta, aš nesu griežta ir aš jums nenoriu liepti maitintis būtent taip ir ne kitaip. Tiesiog mokėkite rinkitės sveikus produktus, džiaukitės galėdami rinktis, turėdami pasirinkimo laisvę maistui. Ir tai yra sveika gyvensena, tai nėra savęs alinimas, tai nėra jokia kančia ir tai bus tik tai jums į naudą. Jeigu norite daugiau receptų, jeigu norite daugiau idėjų, ateikite į mano sveikos gyvensenos dienoraštis puslapį Facebook'e, sekite mane Instagrame, jeigu domina, ką aš veikiu, kaip sportuoju, ką valgau ir panašiai. Gero poilsio pasportavusiems ir gero sporto besiruošiantiems eiti į treniruotę. Geros dienos, mielieji. Ate.